Šios mokymus atėjau kartu su žmona tam, kad įgyt daugiau žinių, išmokti finansinio raštingumo. Mokykloje mokėmės išmokti žinių gyvenimiškų, toliau mokėmės universitete profesinių žinių ir finansinių žinių dėja niekur nesimokėm, o gyvenimas parodė, kad be šių žinių negali toli važiuoti. Na, visą laiką domino investavimas, savo jėgom nepavykdavo galbūt tiek rasti informacijos teisingos, o čia susirenka būtent tie žmonės, kurie tai daro, su jais galima bendrauti šiom temom, galima užduoti klausimą, gauti atsakymą. Šiaip patarimų labai gerų, tai čia buvo pagrindiniai lūkesčiai surasti bendruomenę, mąstančią galbūt taip pat kaip ir mes. Noriu patekti į insiderių grupę, būti su tai žmonėm, kurie mąsto taip pat kaip aš. O, 1, 2, 3. Gerai, dabar viskas tvarkoja, dabar jau girdžiuosi. Tai dar kartelį laba diena visiems, kai žiūrite Pinigologijos laidą. Kaip kiekvieną kartą pirmadieniais 5 val. Sveikinuosi su jumis. Mano vardas yra Jurijus Slavas, esu Starfish Academy įmonės įkūrėjas ir Pinigologijos laidos vedėjas. Ir tiem, kas galbūt žiūrite laidą pirmą kartą, priminsiu, kad Starfish Academy misija yra padėti žmonėms siekti finansinės laisvės, verslo ir arba investavimo pagalba, tuo pačiu gyvenant harmoningą gyvenimą, besirūpinant kitom taip pat svarbiom sferom. Ir vienas iš mūsų pagrindinių ir didžiausių tikslų yra suburti didžiausią finansiškai nepriklausomų žmonių bendruomenę, kuri tokia taptų dėka to, kad jie turi aplinką, kurioje turi galimybę nuolat augti, tobulėti, keistis gyvenimišką patirtimi ir, kas svarbiausia, imtis realių praktinių veiksmų, komandinių veiksmų, bendrų veiksmų, kuriant kitokios kokybės pajamas, kas ir padeda jiems įdėti link finansinės nepriklausomybės. Ir Pinigologijos laida tuo tarpu prisideda prie Lietuvos gyventojų finansinio raštingumo lygio kelimo ir taip pat ją žiūrėdami jūs turite galimybę atrasti idėjų, kažkokių tais patarimų, kaip galėtumėte pradėti savo kelionę link finansinės nepriklausomybės ir žinoma užduoti jums rūpimus klausimus. Primenu, kad kiekvienos laidos metu štai čia tiesiai po video esančiame komentarų lauke jūs turite galimybę užduoti klausimus, tiesiog juos rašydami komentaruose ir aš mielai tos klausimus atsakysiu ir tai daryti visą laiką apsimoka dėl 3 priežasčių. Pirmiausia, dėl to, kad jūs turite galimybę gauti atsakymą, žinoma, jūs jo norėtumėte. Ir antras, tai, kad galite padėti tą atsakymą išgirsti kitiems žmonėms, kurie galbūt dėl kažkokių priežasčių neišdrįs užduoti klausimą arba tiesiog nepagalvojo apie jį, bet išgirdę suprato, kad jisai yra jiems toks pats svarbus. Ir trečias dalykas yra tai, kad jūs turite galimybę laimėti mūsų įsteigtų prizų, kurie prisideda prie jūsų augimo, prie jūsų tobulėjimo, jūsų nusimatytose srityse. Tad nedvejokite, uždavinėkite klausimus, tą galite daryti visos laidos metu ir aš laidos pabaigoje tos klausimus visą laiką apžvelgsiu. Jeigu kartais būtų taip, kad neturėčiau žinių arba galimybę atsakyti į klausimą čia pat ir dabar, tada tikrai pasirūpinsiu tuo, kad mano padėjėjai, konsultantai, su kuriais mes bendradarbiaujame, padėtų tą klausimą atsakyti ir galėčiau jį pateikti kitos laidos metu. Kiekvienos laidos metu mes taip pat aptarinėjame vieną arba kitą temą, kuri yra susijusi su jūsų tobulėjimu ir žingsnis link verslo kūrimo, investavimo ir kitokios kokybės tų pajamų. Šios laidos tema yra susijusi su verslo kūrimu ir anonsą minėjau, kad kaip tik apie verslo pirmuosius žingsnius, kūrimo žingsnius su jumis ir kalbėsime ir taip pat susipažinsime su vienu, ko gero, labai svarbiu terminu, kalbant apie verslo pradžią. Ir tą mes darysime Starfish Academy žodyno rubrikoje. Bet pirmiausia, kaip ir minėjau, apie tos pirmuosius žingsnius, kurie yra, ko gero, neišvengiami vienaip arba kitaip, jeigu jūs planuojate steigti įmonę.
Ir kartais žmonėms, kurie vis galvoja įkurti verslą, norėčiau pradėti savo verslą, tas yra pakankamai irgi painu ir sudėtinga, nes neaišku, nuo kogi reikėtų pradėti. O iš tikrųjų nieko nėra labai sudėtingo tame ir žinoma, mes anksčiau laidose kalbėjome apie tai, kad kartais įmonę įkurti verta net ne tik dėl to, kad turite verslo idėją, bet tiesiog kaip įrankį optimizuoti jūsų mokestiniai naštai, tokiu būdu netgi tiesiog pakeičiant jūsų gaunamas pajamas iš samdomo darbo į santykį verslas su jūsų esamų darbdavių. Tas irgi yra vienas iš dalykų, dėl ko vertėtų turėti savo verslą. Ir tuomet tie steigimo žingsniai iš principo yra visiškai vienodi. Ar jūs kūrite verslą dėl to, kad jau turite kažkokią verslo idėją, norite ją vystyti, ar kaip tik dėl to, kad pakeisti santykius su savo darbdaviu į santykius verslas verslui. Beje, jeigu norėtumėt pasižiūrėti laidą, kurioje apie tai kalbėjome ir ankstesnės kitas laidas, galite visą laiką rasti archyvą laidų mūsų Starfish Academy Lietuva Facebook'o puslapyje, YouTube'o kanale ir taip pat, jeigu manote, kad kažkuri iš šių laidų yra aktuali jūsų draugam, pažįstamiem, tai visą laiką kviečiame juos žymėti lygiai taip pat štai čia po video esančiame komentarų lauke, tiesiog parašant jų vardą, užtaginant, kaip tariant, juos ir tokiu būdu atkreipiant jų dėmesį į šią laidą. Tai būsime jums už tai irgi dėkingi, kadangi tokiu būdu jūs padedate ir mums skleisti žinią apie pinigologijos laidas ir daugiau žmonių sukurti tą vertę. Taigi, kokie tie žingsniai, kuriuos vertėtų daryti? Pirmiausia, aišku, reikėtų apsispręsti ties įmonės pavadinimu. Tai yra svarbus žingsnis, kadangi vienaip arba kitaip gali būti taip, kad tas vardas jau yra rezervuotas arba kaip tik saugomas netgi įstatymų skirtingose pasaulio šalyse arba kaip minimum Lietuvoje ir jums nepavyks užregistruoti įmonės tokių pavadinimų. Lietuvoje dabar dar yra netgi ir ribojimai tam tikrai įvesti, kad jūs negalite registruoti įmonių, kurių pavadinimai nėra lietuviški, arba sakykime tam tikrai skambantis angliškai, lotyniškai ir panašiai, su viena išimtimi, jeigu tai yra dukterinė įmonė, kuri, tarkime, yra įmonė kitos įmonės teigiama, kuri yra užsienio kapitalo įmonė. Pavyzdžiui, Starfish Academy atveju mums tas yra įmanoma ir tą mes ir darėme, kadangi mūsų motininė įmonė mes esame įkūrę Estijoje ir kai steigėme lietuvišką įmonę, tai UAB Starfish Academy yra pilnai valdoma Estijos įmonės ir kadangi tai yra dukterinė įmonė, tokiu atveju buvo išimtis ir mes galėjome užregistruoti UAB Starfish Academy. Tačiau jeigu tai būtų tiesiog lietuviška įmonė, ko gero reikėtų galvoti kitokį pavadinimą, arba kaip minimum tai turėtų būti kažkas iš jūrų žvaigždės akademijos gal pavadinimas ar kažkas tai tokio. Taigi, jūsų pavadinimas, kurį galite užsirezervuoti, pasitikrinti, ar jisai nėra apsaugotas. Antras yra steigimo dokumentai. Tai jūs turite, žinoma, turėti steigimo dokumentus, be kurių negalėtumėte įsteigti įmonę. Gera žinia yra tai, kad su tipiniais steigimo dokumentais, ypač jeigu darote internetu steigimą, o tai yra įmanoma daryti, sakykime, mažosios bendrijos ypač atveju, tas padaroma labai greitai ir tie dokumentai jau yra parengiami. Net jeigu ir tiesiog imtumėte tipinius dokumentus UAB steigimo, tai atitinkamai jie yra parengiami pakankamai greitai, galima rasti ir šablonų, kuriuos galėtumėte panaudoti. Tai yra jūsų būsimos įmonės įstatai, žinoma, steigimo sutartis, ar jūs vienas akcininkas ar ne vienas. Ir tie dokumentai yra būtini pateikti notarų steigimo metu arba registrų centrui, jeigu darote tai be notaro. Registracijos adresas, bet kokia įmonė, nesvarbu kokia tai nebebūtų, turi turėti registracijos adresą. Taip, reiškia, jūs turite nuspręsti, kur ją registruosite. Vėlgi gera žinia yra tai, kad tam nereikia kažko daryti papildomų, jūs galite tiesiog registruoti savo įmonę savo gyvenamosios vietos adresu. Tam tiesiog kaip gyvenamosios vietos savininkas duodate sutikimą, kad sutinkate, kad pas jūs būtų registruojama įmonė. Ir ketvirtas punktas yra minimalus įstatinis kapitalas. Vėlgi priklausomai nuo verslo formos jisai skiriasi ir kaip tik apie kapitalą ties šito žingsniu aš ir norėčiau šiek tiek sustoti, kadangi būtent įstatinis kapitalas yra tas terminas, kurį šiandien norėčiau aptarti su jumis Starfish Academy žodyno rubrikoje. Taigi, kas tas įstatinis kapitalas? Iš esmės tai yra tiesiog bendrovės akcininkų, bendrovės steigėjų į įmonę įneštos lėšos, tai investuotas turtas, lygiai taip pat, to paaiškinsiu, kodėl tai nebūtinai gali būti lėšos. Ir šis kapitalas tampa bendrovės turtu, kai jinai yra steigiama, tai tampa bendrovės nusavybė, kurią jinai gali naudoti savo veikloje. Taip tariant, gali naudoti apmokėdama lėšas tam tikras išlaidas, investuodama ir taip toliau. Ir štai čia yra labai svarbus momentas suvokti. Jeigu jūs teigite UAB, kurio įstatinio kapitalo reikalavimas Lietuvoje yra 2,5 tūkstančio eurų, tai nereiškia, kad tie pinigai yra kažkur sumokami ir jums nebegrįžta. Tai yra pinigai, kuriuos jūs įnešate į savo būsimos įmonės sąskaitą. Ir kai įmonė yra įsteigiama, jūs tos pinigus galite naudoti įmonės reikmėms. Kitaip tariant, jūs galite iš tų pinigų mokėtis atlyginimą, jūs galite už tos pinigus pirkti įmonėje reikalingus dalykus, kompiuterį, gal baldus, gal dar kažką tais. Ir jeigu įstatinis kapitalas yra formuojamas didesnis negu 2,5, čia yra minimalus, tokiu atveju nebūtinai viską galima įnešti pinigais. Dalis
kapitalo gali būti nešama kitų turtų. Pavyzdžiui, nekilnojamų turtų ar kažkokiu kitų, tiesiog yra padaromas jo vertinimas ir užfiksuojama, kad tai buvo įnašas turtų į įmonės įstatinį kapitalą. Todėl įstatinis kapitalas, labai svarbu suvokti, yra tai, ką jūs galite naudoti po to savo įmonės veikloje. Tačiau jeigu steigiate, pavyzdžiui, mažąją bendriją, tokiu atveju įstatinio kapitalo nereikalaujama ir mažoji bendrija gali būti įsteigta be įstatinio kapitalo. Na ir tuomet yra notaro patvirtinimas, kuris patvirtina visus šitos dokumentus, kad jie atitinka, sakykime, reikalavimo formą ir tokiu būdu jūs galite juos registruoti registrų centre. Dabar leidžiama ir be notaro patvirtinimo tą irgi daryti, galite daryti elektroninę formą su tipiniais įstatais ir atitinkamai po to visą tai nešate arba elektroninę formą siunčiate arba nešate į registrų centrą, sumokate vadinamą žyminį mokestį už registraciją ir jums įmonė yra įregistruojama, išduodamas įmonės registracijos elektroninis pažymėjimas, sertifikatas ir atitinkamai tokiu būdu jūs po to jau galite eiti į bankus, atidarinėti įmonių sąskaitas ir pradėti veiklą, kokia tos įmonės forma bebūtų. Taigi štai toks procesas, nieko sudėtingo, viso labo, kiek čia aš dabar pasakiau, 6 žingsniai tam, kad įsteigti įmonę. Na taip, po to dar aišku reikia informuoti sodrą apie jūsų įdarbinimą, jeigu jūs įsidarbinate save kaip direktorių, atitinkamai informuoti apie tai, kas tvarkys jūsų buhalteriją ir taip toliau, bet tai jau yra žingsniai po įmonės įsteigimo. Iki paties fakto, kad įmonė atsiranda, kaip matote, viso labo yra 6 žingsniai, kuriuos reikia padaryti ir įstatinis kapitalas, kuris dažnai baugina žmonės, o tai kaip čia dabar yra, tai aš po to tos pinigus nebeturėsiu galimybės susigrąžinti, tai yra pinigai, kuriuos jūs skiriate savo įmonės vystymui ir kūrimui. Todėl tai yra ta lėšų suma, kuri po to galės būti panaudota, kai įmonė bus įsteigta. Tai yra pinigai yra įstatinio kapitalo būdu įnešami į vadinamą tokią atskirą sąskaitą, kuri yra kaupiamoji, būtent skirta kapitalo sukaupimui. Ir po to ta sąskaita po įmonės įsteigimo banke virsta atsiskaitomąją sąskaitą. Iš tos sąskaitos jūs galite tos pinigus jau pradėti tuomet leisti, jeigu aišku tai yra būtent piniginis įnašas. Tai tiek šiandien apie įmonės steigimo pirmuosius žingsnius ir įstatinį kapitalą. Padarykime trumpą pertraukėlę, po kurios grįšime į gyvą eterį ir pasižiūrėsime, kokių klausimų turite jūs ir kaip visą laiką išrinksime tą žmogų, kuris laimės šios dienos mūsų įsteigtą prizą. Trumpa reklaminė pertraukėlė ir mes grįžtame į gyvą eterį vos po kelių minučių. Mokymus atėjau kartu su žmona tam, kad įgyt daugiau žinių, išmokti finansinio raštingumo. Mokykloje mokėmės išmokti žinių gyvenimiškų, toliau mokėmės universitete profesinių žinių ir finansinių žinių dėja niekur nesimokėm, o gyvenimas parodė, kad be šių žinių negali toli važiuoti. Na, visą laiką domino investavimas, savo jėgom nepavykdavo galbūt tiek rasti informacijos teisingos, o čia susirenka būtent tie žmonės, kurie tai daro, su jais galima bendrauti šiom temom, galima užduoti klausimą, gauti atsakymą. Šiaip patarimų labai gerų, tai čia buvo pagrindiniai lūkesčiai surasti bendruomenę mąstančią galbūt taip pat kaip ir mes. Noriu patekti į insiderių grupę, būti su tai žmonėm, kurie mąsto taip pat kaip aš, noriu tobulėti ir taipogi. Kągi, mes grįžtame į gyvą eterį ir kol jūs rašysite klausimus komentaruose, aš dar pasinaudodamas progą priminsiu, kad jeigu kai kam iš jūsų kyla klausimas, o kur aš galėčiau nuolat turėti tą aplinką, apie kurią aš kalbėjau, kad Starfish Academy mes ją kūrėme savo bendruomenėje ir pradėti tuos žingsnius daryti nuolat, turėti galimybę tobulėti, pasitarti, tai pats paprasčiausias veiksmas ir pats paprasčiausias žingsnis yra prisijungimas prie Starfish Academy online narystės, tai yra uždara Facebook grupė, kur jūs kas savaitę, be to, kad žiūrite viešą pinigologijos laidą, turite galimybę gauti
ir antrąją pinigologijos laidos dalį, mes ją vadiname pinigologija 2.0 ir ta laida yra transliuojama jau uždaroje grupėje iš karto po viešos laidos netrukus 17.45, kur mes jau nagrinėjame gilesnės temas ir šiuo metu einame per specialų kursą, kurį pirmieji ir gauna tik tais online bendruomenės nariai, jisai viešai niekur pas mus dar nėra parduodamas, mes šiuo metu galima sakyti jį ruošiame, kūrėme ir pirmieji žmonės, kurie jį gauna, yra tie žmonės, kurie yra online bendruomenėje, asmeninių finansų magistras. Tai kursas, kuris lydi jūs nuo pat pradmenų investavimo ir asmeninių finansų valdymo iki strategijų apimančių skirtingas turto klases ir jisai yra metų trukmės kursas. Šiuo metu mes dabar esame 18 berods užsiėmime. Tai jeigu kažkas praleido, tai juos ir prisijungtumėte tik dabar, atitinkamai žinoma visi įrašai yra, jūs jas galite pasižiūrėti ir kiekvieną kartą, kiekvieną savaitę mes paimame po vieną naują pamoką. Šiandien kaip tik yra nauja pamoka taip pat, jeigu norėtumėte prisijungti, galite tai padaryti tiesiog nueidami į svetainę pinigologija.lt /narystė -promo ir prisijungti jau dabar vos už mažiau negu 5 eurų mėnesio mokestį per mėnesį, be jokių įsipareigojimų galite jį bet kada nutraukti ir apart pinigologijos 2.0 bei kitų naudų, kurias jūs gaunate būdami online bendruomenėje, dar vis galite gauti dovanų bilietą į finansų savaitgalį, kuris vyks jau šį šeštadienį, spalio 20 dieną ir jame kaip tik daug savo sričių ekspertų kalbės apie tai, kaipgi pasiruošti naujam pensijų reformos iššūkiui, kuris laukia visų Lietuvos gyventojų nuo 2019 metų. Atitinkamai vėlgi galėsite tenais dalyvauti ir išgirsti jums naudingos informacijos nemokamai, tiesiog tapdami Starfish Academy online bendruomenės nariais. Jeigu norėtumėt pasinaudoti, galite nueiti į nuorodą, kurią matote ekrane ir tuo pasinaudoti. Liko pas mus viso labo 10 bilietų iš 50, kurios dovanojame, tai dar tas 10 per šią savaitę gali būti panaudotas ir galite juo pasinaudoti ir jūs. Gerai, pasižiūrėkime į jūsų klausimus. Aurimas Daukša klausia. Sveiki, ar esate susidūrę su investavimu per crowdfunding, kaip Seeder ir panašiai, kaip tik paskolų klubas ten renka pinigus investuoti į jų akcijas. Prieš tai Revolut rinko per juos, tai užkilo akcijos jų neblogai. Kuo tai skiriasi nuo investavimo paprastasias akcijas? Dėkui. Geras klausimas. Pats asmeniškai neinvestuoju per tai, bet seku informaciją, seku rinką ir netgi turiu minčių, kad gal tą patį paskolų klubą reikėtų pabandyti. Skirtumas yra tame, kad crowdfundingas jisai nėra reglamentuojamas, sakykime, vertybinių popierių komisijos įstatymų. Taip, tai iš principo jie nėra tokie griežti, kaip būtų, jeigu, sakykime, būtų akcijos platinamos per biržą, normaliai, kaip tai daroma IPO, tai yra išankstinio viešo platinimo pagalba. Būtent dėl to, kai kurios įmonės, kurios galbūt neatitinka reikalavimų, kurie yra taikomi, sakykime, biržose, viešųjų vertybinių popierių komisijos, jie renkasi tokius būdus kaip crowdfundingas. Bet to, kad crowdfundingė ne tik akcijos gali būti platinamos, ten galima labai skirtingus dalykus pasiūlyti tiems investuotojams, kurie investuoja į jūsų verslą. Tai gali būti, sakykime, jūsų produktai už pigesnę kainą, kurios jie gaus kaip pirmieji investuotojai, gali būti kažkokios kitos papildomos naudos, kažkokie vardiniai dalykai jiems ir taip toliau. Tai atitinkamai tikrai yra neblogas variantas tiek verslui, kuris nori susirinkti pinigus ir jam reikia to capitalizingo, kitaip tariant, tiek ir investuotojams, kurie tiki to verslo sėkme ir perspektyvomis. Tik tais reikėtų įsivertinti, ką jūs gaunate iš to, nes tikrai ne kiekvienas atvejis yra tas, kai jūs gaunate akcijas arba gaunate, sakykime, kažkokį uždarbį nuo to, kad tos pinigus investavote. Kartais tai gali būti tiesiog dovana jums už tai, kad esate, sakykime, tas pirmasis investuotojas, atitinkamai tai gali būti produktai, kuriuos jūs gausite. Bet pavyzdžiui, kaip ir minėjau, paskolų klubo atveju jie platina tokiu būdu akcijas dalį savo akcijų, ne visas, bet dalį nedidelę platina ir galima tokiu būdu jų gauti tų akcijų. Bet atitinkamai akcijų kaina, taip, klausimas tik tais, kur toliau tomis akcijomis bus prekiaujama. Tai kai jie išeis į vertybinių popierių biržą, o lyg ir galbūt tokie garsai ir planai irgi yra, štai tuomet atitinkamai tos akcijos gali įgyti tikrai didelę vertę, jeigu jų verslo strategija pasiteisins ir atitinkamai jų verslo rezultatai augs. Bet čia jums rinktis, ar tai verta daryti ar ne. Kaip ir minėjau, tikrai pakankamai nauja forma investavimo, kurios nebuvo prieš 10-20 metų, kaip ir tie patys P2P investavimai, tai atitinkamai tikrai daug naujų verslų, finteko verslų, ypač jie renkasi tokias platformas susifinansavimui ir atitinkamai siūlo dalį savo turto.
Milda klausia. Sveiki, kokią verslo formą geriausia steigti, norint pakeisti įdarbinimo formą, tai yra iš samdomo darbo į verslui? Ar geriau mažoji bendrija, individuali veikla? Vienareikšmiškai tikrai mažoji bendrija suteikia daugiau galimybių ir čia ne tik mano nuomonė, aš kaip tik konsultavome su apskaitos įmonės savininku, kurio paslaugomis mes patys naudojame ir štai jo rekomendacija kaip tik yra, kad anksčiau, kai nebuvo mažosios bendrijos, taip, daug kas rinkdavosi individualią veiklą, bet atitinkamai mažoji bendrija, jinai turi daugiau galimybių negu individualioji veikla arba net individuali įmonė. Kodėl? Todėl, kad kaip mažoji bendryja jūs esate juridinis vienetas, kaip individuali veikla jūs esate fizinis asmuo, vis tiek tik tais veikiantis, darantis individualią veiklą ir savarankiškai mokantis mokesčius, atsiprašau. Tai taip, kartais kai kuriuose vietose apsimoka tik individuali veikla, jeigu tikrai planuojate galbūt, sakykime, pakankamai ribotas tas paslaugas teikti, bet skirtumas yra tas, kad individualios veiklos atveju jūs turite teisę ne visas išlaidas priskirti kaip savo verslo išlaidoms. Tik tais dalį tų išlaidų. Taip, yra du pasirinkimo būdai. Galite tiesiog 30% atimti nieko nedeklaruodami ir tada mokėti mokesčius jau nuo likusios pajamų dalies. Arba jeigu norite daugiau, tai tada turite ten žurnalus pildyti. Bet vėlgi, ne viskas yra leidžiama kaip atskaitimai. Kaip mažai bendrijai, jūs turite teisę visas išlaidas, kaip ir bet koks kitas juridinis vienetas, kaip UABas, kaip, sakykime, kažkoks ten ABAS ir panašiai, tiesiog traukti į savo įmonės išlaidas, kas yra leidžiama ir kas tinkama jūsų veiklai. Taip, tai ne viską galėtumėte kaip individuali veikla, gerokai daugiau galėtumėte kaip mažoji bendrija. Kitas dalykas, aišku, atitinkamai, vėlgi, jeigu kalbėti apie perspektyvas, galbūt skolinimas ir taip toliau, tai jūs kaip mažoji bendrija būsite vertinamas kaip juridinis vienetas, kaip verslas atskiras nuo jūsų, taip, ne kaip tas pats Jurijus ar ta pati Milda, tik tais turinti individualią veiklą. Be to, individualios veiklos atveju pajamos, kurias jūs gaunate, bankai, kreditų unijos, jos irgi žiūri ne visiškai taip pat, kaip jeigu tai būtų atlyginimas. Jeigu jūs gaunate kaip savo verslas tos pinigus ir pati savo po to išsimokate tą atlyginimą ir jūs vėl sprendžiate tada, kiek išsimokėti, kiek verslą palikti, ar dividendus išsimokate, tai atitinkamai jau yra kitokia pajamų rūšis. Tai viskas priklauso nuo to, ką norite su tuo daryti, bet mažoji bendrija tikrai daugiau gerokai lankstumo turės. Be to, tokiu atveju tai tikrai bus verslas verslo. Jeigu tai yra individuali veikla, dar yra kitas dalykas, kad ten yra tam tikri ribojimai pagal tai, kokias veiklas galite teikti pagal individualią veiklą. Kai kur verslo liudijimas yra, kai kur individuali veikla, mažai bendrijai, ribojimai, nebent, sakykime, licencijos kažkokios, kurios reikalingos būtų. Tai tikiuosi, Milda, irgi atsakiau į klausimą. Puiku, ačiū Mildai už klausimą, ačiū Aurimui už klausimą. Ar bus dar klausimų? Nes jeigu tik tais 2 klausimai, tai tuomet atitinkamai nesudėtinga man bus išrinkti nugalėtoją. Turime 2 kandidatus, Aurimą ir Mildą. Aurimas ir Milda kol kas pretendentai į mūsų šios dienos prizą. Kol laukiame dar galbūt vieno kito klausimą, turime dar šiek tiek minučių, savo laida trunka apie pusvalandį. Dar kartelį priminsiu, kad jeigu norėtumėte nuolat turėti aplinką, kurioje ir tobulėtumėte ir galėtumėte uždavinėti klausimus ne tik tais rašytinė forma, bet ir gyvai, tai Starfish Academy online bendruomenė yra pats paprasčiausias žingsnis link to, kadangi be visų kitų mano išvardytų jau naudų, tai yra Pinigologijos 2.0, specialių pasiūlymų ir dovanų, kaip štai pavyzdžiui finansų savaitgalis, vieną kartą per mėnesį toje grupėje vyksta gyva internetinė klausimų atsakymų sesija, kur mes gyvai susiskambiname per specialią platformą ir jūs galite balsų užduoti klausimus, galite išgirsti atsakymus ne tik iš manęs, bet ir iš kitų bendruomenės narių ir tokiu būdu padėti vieni kitiems atrasti jums reikalingų atsakymų ir pasisemti jums reikalingų idėjų. Tai 5 eurai nepilni, bet 3 centų per mėnesį. Be jokių įsipareigojimų galite nutraukti bet kada ir tikimės, aišku, kad to neįvyks, kadangi tikrai ta nauda, kurią gausite ir kurią mes siekiame jums duoti, viršys jūsų lūkesčius. Nuoroda pinigologija.lt, /narystė -promo. Dar 10 bilietų, galbūt jau ir mažiau dabar, jeigu kažkas pasinaudojate, bet bent jau iki laidos buvo 10 bilietų, kurie leistų jums taip pat dalyvauti ir spalio 20 dieną finansų savaitgalyje. Štai dar keletas klausimų matau. Kristina rašo, kaip traktuoti įmonės pavadinimą, kai vykdai veiklą pagal individualios veiklos pažymą. Ar tai tiesiog vardas pavardė, ar reikia registruoti? Ne, įmonės pavadinimas yra reikalingas, kai jūs teikiate juridinį asmenį.
Jeigu individuali veikla, jums jokio įmonės pavadinimo nereikia. Jūs tiesiog esate Kristina tokia ir tokia, vykdanti veiklą pagal individualios veiklos pažymą, numeris tokį ir tokį. Tai yra, jūs kai išsimate individualios veiklos pažymą mokesčių inspekcijoje, tai jums yra duodama pažyma, ją galite atsispausdinti, jeigu norite turėti, ir tai tinkamai jūs tiesiog esate fizinis asmuo veikiantis pagal tą pažymą. Čia pavadinimo jokio nereikia. Čia kalbam apie juridinį asmenį, tai yra mažoji bendrija, UABas, kasgi dar ties mūšinas yra asociacija kažkokia, tai vieša įstaiga, tada tas pavadinimas turėtų būti. Regimantas dar klausia, kada verta būti PVM mokėtojų ir kada neverta. Labai įdomus klausimas, dažnai pasitaikantis. Iš principo PVM mokėtojus galite tapti dviem būdais. Taip, arba savanoriškai iš karto, kai įsteigėte įmonę, arba bet kada nusprendėte, arba priverstinai turite registruotis jo tada, kai pasiekėte 45 000 eurų per metus apyvartą. Tai iš principo didelio skirtumo nėra. Sakyčiau, kad daugiausia visgi verta registruotis iš karto, dėl to, kad jeigu jūs nesate PVM mokėtojas, tai reiškia, kad jums PVM ir nesugrįžta nuo jūsų išvadų. Taip, tai jeigu aš perku, pavyzdžiui, ant įmonės kompiuterį, aš jį perku su PVM ir jeigu aš ne PVM mokėtojas, reiškia, man tas PVM niekur nėra galintis sugrįžti. Jeigu aš vykdau veiklą kaip PVM mokėtojas ir atitinkamai esu PVM mokėtojas užregistruotas, aš perku kompiuterį, sakykime, sumokėjau 1210 eurų, kas reiškia, kad 210 eurų yra PVM ir tai yra tie 210 eurų, kurie man gali grįžti per mano pardavimus, kuriuos aš darau, nes ten aš irgi parduosiu su PVM ir tokiu būdu gaudamas daugiau pajamų nemokėsiu tai sumai PVM. Kitas atvejis, aišku, jeigu jūsų didžioji dalis veiklos yra užsienyje, sakykime, ar ES, kuris to PVM nemokėsite, tai tada galbūt iki tam tikros sumos ir vertėtų būti ne PVM mokėtojų, bet vėlgi klausimas, o kur bus išlaidos. Jeigu išlaidos Lietuvoje, tai tas irgi nieko nepagelbės. Tai aš sakyčiau, čia reikėtų pasikonsultuoti visą laiką su kokybišku buhalteriu. Mes tokį turime, tikrai labai džiaugiamės jo paslaugomis, net ne jį, o jo įmonę visą. Tai tinkamai visą laiką patars, kaip tai daryti geriau, bet mano įsitikinimu, jeigu veikla Lietuvoje, tai PVM nebuvimas kaip PVM mokėtojo, jisai nelabai ką jums gali padėti, nes išlaidas vis tiek jūs patirite Lietuvoje su PVM didžiąją dalimi. Puiku, turime 4 klausimus ir 4 pretendentus į mūsų šios dienos prizą. Pažiūrėkime, ar dar vienas kitas atsiras, jeigu ne, tai tuomet prizą aš jau įvardysiu. Tai tuo išrinksiu nugalėtoją. Tai mes šiandien dovanojame knygą, kurios pavadinimas yra 21 nepaneigiamas lyderystės dėsnis. Knyga, kuri yra būtina perskaityti kiekvienam, kas planuojate kurti verslą arba galbūt turite verslą, bet siekiate geresnių rezultatų. Kadangi lyderystė yra tai, kas versle yra neatsiejama ir jeigu jūs norite, kad jūsų komanda būtų įkvepiama, kad jūs turėtumėte vis geresnius rezultatus, tai atitinkamai lyderystės įgūdžiai yra tai, ką turite savyje lavinti ir šią knygą šiandien mes įteiksime vienam iš jūsų, o beje visiems kitiem ir taip pat tam, aišku, kas ir laimės knygą, jeigu lyderystės tema yra tai, kas jums yra aktualu, tai priminame, kad Starfish Academy daro mokymus ir šią temą ir viena iš mūsų didžiausių konferencijų, kurią darome jau 3 metus Lietuvoje, yra Live to Lead. Live to Lead tai yra konferencija skirta būtent lyderystės ir vadovavimo tematikai. Šiais metais jinai vyks lapkričio 29 dieną ir jeigu norėtumėte joje dalyvauti ir dar nespėjote įsigyti bilietą, galite nueiti į svetainę l2l.lt, tai yra lietuva.lt ir įsigyti bilietą tenais. Tikrai labai gera pranešėjų virtinė yra sudaryta tiek iš užsienio pranešimų, video formatu, tiek iš lietuvių pranešėjų, kurie tikrai turi didelę patirtį būtent vadovavime ir lyderystėje ir atitinkamai tai yra galimybė jums pabendrauti su kitais verslininkais, su kitais pradedančiais arba patyrusiais verslininkais ir užmėgsti jums reikalingų kontaktų. Bilieto kaina yra tikrai pakankamai simboliška kaip tokio lygio konferencijai. Nors jau šiek tiek ir pakilus, bet nuo lapkričio vėl kils, tad paskubėkite įsigyti bilietą dabar. O knygą dovanų aš norėčiau įteikti kaip tik Mildai. Norėčiau įteikti šią knygą dovanų, kadangi kaip tik ir labai susijęs klausimas su tuo, ką mes kalbėjome prieš tai buvusioje laidoje apie keitimą savo įdarbinimo formos ir taip pat su šios laidos tema, kurią mes pratęsėme šiandien su jumis. Tai Milda, ši knyga dovanų pačiai.
Kad ją gauti, kaip visą laiką, tiesiog reikėtų kreiptis į mūsų Starfish Academy Lietuva Facebook'o administratorės ir pranešti, kad laimėjote knygą ir tuomet susiderinti, kaip galėtumėte ją pasimti pas mus iš ofiso ar kitais būdais. Aš tuo tarpu linkiu Jums geros savaitės pradžios ir visiškai netrukus po 15 minučių mes su kai kuriais iš Jūsų, kurie galbūt jau esate Starfish Academy online bendruomenėje ar galbūt spėsite prisijungti, kaip tik susimatysime dar Pinigologijos 2.0 laidos eteryje, kurioje, kaip ir minėjau, šiandien su Jumis tęsime ne pinigologijos, o asmeninių finansų magistro kursų užsiėmimą ir tai jau bus 18 užsiėmimas, kuriame susipažinsime jau 6 kartą su skirtingais investavimo instrumentais ir toliau kaip tik nagrinėsime investavimo į juos būdus. Tai jeigu norėtumėte prisijungti, primenu, kad nuoroda yra pinigologija.lt, pasviras / narystė -promo, ten dar laukia 10 bilietų dovanų į finansų savaitgalį. Iki pasimatymo kitą savaitę arba Pinigologijos 2.0 eteryje visiškai netrukus.